Būna dienų, kai visiškai nėra noro ar galimybės leisti laiką virtuvėse, bet valgyti vis vien reikia. O jei dar alkani namiškiai grįž po darbų ar mokslų, šiandien suksim uodegas iš šios situacijos, patys maišysim prieskonius ir kepsim tiesiog skanų, aromatingą, sultingą kiaulienos gabalą su bulvėmis. Bus skanu, paprasta ir visi bus sotūs ir patenkinti. Sveiki, mėlieji Devijos draugai! Malonu, kad likote kartu. Tai nepamirštam geros nuotaikos ir keliaujam skusti bulvių. Tikrai visų mūsų gyvenime būna dienų, kai visiškai nieko nespėjame. Būname pavargę ar tiesiog nėra jokio noro gaišti laiką virtuvėje, gaminant sudėtingus patiekalus. O gal norisi šiek tiek laiko paskirti savo mylimiesiems? Bet puikiai suprantame, kad ne visada parduotuvėse pirktus ir greitai paruošiamus pusfabrikačius teigiamai įvertins valgytojai. Tokiomis dienomis tiesiog puikiai mus išgelbėja patys paprasčiausi patiekalai, kuriems nereikia mūsų laiko, jie yra labai paprasti, bet skoniu visiškai nenusileidžia, o kartais net ir aplenkia sudėtingai pagamintą maistą. Būtų labai įdomu išgirsti ir jūsų nuomonę. Kaip jūs tokiomis dienomis išsisukate iš šios situacijos? Kokius greitus patiekalus gaminate? O gal surasit laiko komentaruose pasidalinti kokiu nors paprastu receptu? Pas mane kiauliena buvo šaldiklyje. Tai aš ją iš vakaro perkeliau į šaldytuvą, kur ji neskubėdama atšilo. Tai toks visiškai nemažas, beveik 2,5 kg kiaulienos kumpio gabalas su kaulu, kurį reikia gerai nuplauti, nusausinti ir gerai paprieskoniuoti, kad mėsytė būtų minkšta, sultinga ir aromatinga. Todėl šiandien patys maišysime prieskonius kiaulienai, kurie puikiai tiks absoliučiai visiems patiekalams iš kiaulienos. Jų galima sumaišyti ir šiek tiek didesnį kiekį, nes juos galėsime laikyti ilgesnį laiką sausame sandariame inde, o reikalui esant naudoti. Kiaulienos prieskonių mišiniui reikės 2 gramų raudonėlio, 3 žirnelių kvepiančiųjų pipirų, kuriuos tiesiog sutrupinau mėsos plaktuku, 1 gramo maltų juodųjų pipirų, 2 vienetų lauro lapų, kuriuos galima sutrinti, bet man labiau patinka tiesiog šiek tiek pasmulkinti. 2 gramų džiovinto česnako, 1 gramo kalendros, 1 gramo kardamono ir 1 gramo muskato riešuto. Viską gerai permaišome ir skaninsime mėsą. Nuplautą ir nusausintą kiaulieną druskiname ir prieskoniuojame pagal savo skonį iš abiejų pusių. Kuo geriau įtrinsime prieskonius į mėsą, tuo minkštesnė ir aromatingesnė ji bus. Aš kepant kiaulieną naudoju apie pusę valgomojo šaukšto druskos 1 kilogramui mėsos. Paprieskoniuotą mėsą dedame į šaldymo maišelį ir išsiunčiame mažiausiai geram pusvalandžiui į šaldytuvą pasimarinuoti. Kodėl į maišelį? Todėl, kad taip mėsa greičiau sugers prieskonius ir druską ir bus minkštesnė ir sultingesnė. Bulves dažniausiai kepu prie tokios kiaulienos nepjaustytas, bet šį kartą jos man pasirodė šiek tiek kietokos. Tai perpjausim per pusę, kad garantuotai iškeptų. Sūdome, pipiriname, šiek tiek džiovinto česnako, saldžiosios paprikos, chmelį sunelį ir augalinio aliejaus.
Permaišome ir tegul laukia, kol pasimarinuos mėsa. Laikui praėjus viskas keliauja į kepimo skardą, kurią kaip visada išklojau kepimo popieriumi, kad nereiktų nei laiko, nei energijos eikvoti ją šveičiant. Taip, tokia jau aš esu tinginė. Ir išsiunčiame į orkaitę, kur mūsų šedevras keps 180 laipsnių temperatūroje, kiek keps, kol iškeps. Kepimo laikas priklausys nuo jūsų orkaitės. Jei mėsos gabalas labai didelis, pradžioje galima uždengti foliją. Pas mane kiaulienos gabalas kepė beveik 2 valandas, o iš orkaitės grįžo minkštas, sultingas ir labai aromatingas. Bulvės su traškia plutele ir labai purios viduje. Prie šio patiekalo puikiai tinka įvairios daržovių salotos. Mes valgysime su vokiškomis agurkų salotomis. Visos nuorodos, kaip visada, jūsų patogumui bus paliktos video infobokse. O kadangi kelios Devijo žiūrovės norėjo sužinoti šiek tiek daugiau apie namuose gaminamą sviestą, tai sekančiame video noriai pasidalinsiu šią informaciją. Patys gaminsime ir lydysime sviestą, kuris yra ne tik labai naudingas mūsų grožiui, sveikatai, nedega kepant, bet ir galima laikyti net kelis metus, nes jis visiškai negenda. Na kągi, belieka padėkoti, kad buvome kartu iki pabaigos, kad palaikote Deviją kanalo prenumerata. Ačiū, kad paskyrėte šiek tiek laiko parašyti komentarui ir nepamiršote įvertinti mano darbo piršteliais. Geros visiems nuotaikos, gražaus laiko ir puikių idėjų gaminant skanius patiekalus. Iki.